Trota vyresnįjį. Kazys Trota, vienas iš pačių geriausių Lietuvos vadeliotojų ir vienas iš pačių greičiausių Lietuvoje žirgų. Kazys Trota ir Velnio nuotaka, žirgų numeris 2. Būtent šis duetas prieš 2 metus tapo Sartuose pačių greičiausių. Na ir šiame važiavime lenktyniauja ir dabartinis Sartų rekordininkas. Žirgas Sakalas ir Stasys Kerys. Jų numeris 5. Na ir žiūrėsime, ar būtent tarp 2 ir 5 numerio vyks atkakliausia kova. Kol kas matau, kad Kazys Trota patvirtina savo reputaciją, na, o Stasys Kerys dėja kažkas nutiko ir jo pirmose gretose nematome. Na, beje, žirgas, Stasio Kerio žirgas buvo šiek tiek apsirgęs lenktynių išvakarėse ir netgi buvo abejojama, ar iš vis jis galės dalyvauti šioje šventėje, bet panašu, kad viskas tvarkoja, nors gal ir ne iki galo. Na, be abejo, šis 4. važiavimas vėlgi yra važiavimas, kuriame bus išaiškinti pirmieji 2 žirgai patenkantis tiesiogiai į finalinį važiavimą 11 kovoje dėl didžiojo žiemos prizo. Na ir be abejo, reikėtų stengtis parodyti kiek galima geresnį rezultatą, kadangi tai yra suaugę žirgai A reitingo, tai reiškia, kad tai yra patys stipriausi suaugę žirgai šiame važiavime dalyvauja kovoje dėl Dojus Agro įsteigto prizo. Na ir be abejo važiavimas bus stiprus ir greitas. Na, o Stasiui Kėriui kėlė abejonių visą savaitę žirgo būseną, kadangi jautė šis žirgas raumenyną, galbūt tie paruošiamieji etapai, varžybiniai etapai, kurie buvo prieš šią finalinę dalį, turėjo įtakos šio žirgo sportiniai formai. Na, kaip žinoma, Varėnos vadeliotojai tikrai neturi išskirtinių sąlygų treniruotis. Tai yra treniruojamui skiriami tiesiog miško keleliai. Praėjusių lenktynių rekordininkas Sakalas ir Stasys Kerys prisivijo lyderius, tačiau pirmosios vietos iškovoti nepavyksta. Dzūkiškas duetas finišuoja 3. Na, o pergalę iškovoja Velnio